Sveiki, čia tinklalaidė su kitokia realybė, kurioje susitinka tikro žmogaus patirtis su psichologijos mokslu. Su jumis sveikinasi projektų įkūrėja aš Rūta. Ir aš, Fausta. Šis epizodas yra paskutinis šio sezono epizodas ir jį pasikvietėme pasikalbėti Vytą Kim. Vytas yra geštaltinės psichoterapijos praktikas ir vyrų asmeninio augimo erdvės gentys bendraįkūrėjas. Ir šio epizodo tema yra ganėtinai nišinė ir kontroversiška visuomenėje, tai yra tikėjimas. Bet šią temą liesime iš tos pusės, kas yra tikėjimas kaip resursas terapijoje, gyvenime, kaip tai veikia ir kiek tai veikia mus. Nepamirškite prenumeruoti mūsų kanalo, o dabar keliamės į patį pokalbį. Labas Rūta, labas Vytai. Labas. Labas. Tai, kaip pristačiau, Vytas yra geštaltinės psichoterapijos praktikas ir gal, Vytai, gali pradžiai pasidalinti, kaip tu atsidūrei šitoje psichoterapijos kryptyje geštalte, vat būtent, apie ką tau yra jisai. Aš ieškojau, kažkada supratau, kad man įdomu yra terapija ir tai buvo jaunimo linija, prieš tai su socialiniais projektais ir darbas su savanoriais, su žmonėm. Ir šiaip tai buvo vienas momentas, kur aš pamačiau, kaip dirba geštaltinė terapeutė viena, kur man taip paliko įspūdį ir taip jaučiau, kaip kūnas teigiamai reaguoja į tai, kaip ji dirba. Kur ten toks buvo momentas, kai klientė jos, parodomoji sesija, daug žmonių, ratas ir terapeutė pirmi jos žodžiai labas, tai kaip tu čia jautiesi? Ir ta klientė sako, jaudinuosi, daug žmonių, nežinau, ką čia kalbėti. Ir ta terapeutė sako, žinok, aš irgi jaudinuosi. Įsivaizduoju, tai prieš visus žmonės, kaip čia supras, kad vyko prieš visus žmonės parodomoji. Ten buvo jaunimo linijos tokia kvalifikacijos kelimo užsiėmimas ir savanorių mokytojai, geštalto terapeutė buvo ir jie tokį principus pristatinėjo savanoriams apie geštaltą. Tai vat, kai pasakė, kad aš irgi jaudinuosi ir man toks šiurpas per kūną perėjo, kad aš supratau, kad vat, man šito trūko mano ankstesnėse terapijose, kur man reikėdavo, toks noras būdavo, kad terapeutas atneštų savęs daugiau, kad aš ne vienas jausčiausi su savo ten jausmais, bet aš kažkaip jausčiau, kad ne tik terapeutas veikia mane, bet ir aš veikiu terapeutą. Tai supratau, kad čia yra kryptis, kur man įdomi yra. O jeigu taip trumpai, kas pirmą kartą girdė apie šią kryptį geštaltą, apie ką jį yra? Sunku trumpai pasakyti, bet... Tada ilgai. Galim, turim laiko. Geštaltinė terapija, vienas dalykas, tai jie yra holistinė tokia, tai ten tokia ambicija yra kvietimas terapijoje integruoti ir protą, ir kūną, ten nemažai dėmesio kūnui yra skiriama, dažnai per kūną yra prieinama prie jausmo ir tada galiausiai prie kažkokios svarbios temos. Ir šiaip geštaltinėje terapijoje, toks vienas iš pamatinių tikėjimų yra, kad organizmas, jis žino sveiką kelią, kaip funkcionuoti. Jis žino, ko reikia, tik dažnai dėl kažkokio tikėjimo ar dėl patirčių nesmagių praeityje užstrigimas įvyksta.
ir tą poreikį tenkindamas organizmas kažkur užstringa, nes yra kažkoks tikėjimas, pavyzdžiui, aš esu not enough, aš esu ten nevertas meilės, arba Kažkoks įsitikinimas tiesiog. kažkoks įsitikinimas, arba pykti, moterys, mergaitės nepyksta. Tradicinis. Vyrai neverkia. Jo. Ir tas stabdo tada natūralų organizmo tokį, vystymasi, prisitaikymą prie situacijų. Ir tada terapijos tikslas yra atpažinti tuos momentus, kur užstringa žmogus kelyje ir tyrinėti tuos momentus ir tada žiūrėti, kaip organizmui natūraliai norisi veikti toj situacijoje ir eksperimentuoti tada. Padėti organizmui prisiminti, kaip natūraliai funkcionuoti. Geras, nes mes turim daug įsišaknijusių stereotipų savo galvoj, tokių stigmų ir galima kažkaip apeiti visą šitą. Jo. Svarbu atpažinti tas stigmas, taip konfrontuoti su jom, kad, taip kvestionuoti, ar tikrai. Ar tikrai pykti yra, nežinau, nemoteriška. Jo. Ar tikrai verkti yra nevyriška. Jo, nes yra dar tas pasakymas uždaryti geštaltus, tai reiškia, įveikti tam tikras savo, ne tai, kad įveikti, bet priimti galbūt ir suprasti, iš kur ateina tos stigmos. Ir dar ten, žinau, tie visokie pratimai yra terapijos metu, kur tu kažką tai padarai savo vaizduotėj, ką norėjai padaryti tuo metu, kas sukėlė tau kažkokius tai blogus, ne tai, kad blogus, bet tiesiog nemalonius jausmus. Taip. Jo, čia priėmimas yra jau pusę darbo. Jo. Čia tokia psichodramos sritis. Jau psichodrama čia? Ne, psichodramą galima taikyti visokiose terapijose ir geštaltinėje. Tai, pavyzdžiui, kažkas yra likę nepasakyta tėvams. Gal tėvų net nėra, arba tėvai yra, bet aš neįsivaizduoju gyvai jiems pasakant dalykų, už ką aš pykstu, arba ko man trūko, kas man skaudėjo. Bet prie terapeuto galima pasakyti terapijos kabinete ir tas stiprus procesas gali būti. Jo, tas vizualizacija yra stiprus įrankis mumise. Jo, mes šiaip norėjom pakalbėti ir truputį kitokią temą, tokia, nežinau, kuri būtų gal visuomeniai kvestionuojama labai. Labai nišinė tokia. Nišinė, jo, kur daug galima, sako žmonės, nekalbėkit apie politiką ir tikėjimą ir nesusipyksit, tai mes norim kaip tik apie tai pakalbėti, tik iš tikėjimo pusės, o ne politikos. Tai kaip, pavyzdžiui, geštalto terapijoje suprantamas tikėjimas ar aukštesnė galia? Ar tai būtinai toks kaip religinis konceptas? Ne, visiškai. Geštaltinėje terapijoje nėra tokio, terapija nėra pastatyta ant tikėjimo ar religijos. Čia labiau jau terapeutų reikalas yra. Yra terapeutai, kuriems svarbu tas, kurie tikintys gal yra terapeutai, kurie visiškai netikintys ir geštaltinė terapija labai artima egzistencinė terapija yra. Egzistencinės terapijos vienas iš svarbiausių žmonių Jalamas yra. Jis atvirai netikintis yra vis dar. Ir tuo pačiu, bet kas yra svarbu, kad jeigu žmogui tas yra svarbu, tikėjimas, tai reiškia, kad tai yra vieta terapijos kabinete tam. Jeigu Dievas yra svarbus, tai Dievas gali ateiti į terapijos kabinetą kartu. Net jeigu terapeutas netiki tuo. Net jeigu, terapeuto užduotis matyti yra gerbti tai, kas svarbu klientui. Aha, o ar nėra, taip įsiterpsiu, sunku bendrauti būtent terapeutui su klientu, jeigu vienas tiki, kitas netiki, nesvarbu, kurias tai būtų. Ar nėra sunku atrasti tą ryšį? Aš įsivaizduoju, kad gali būt. Ir aš tikiu, kad visada galima rasti vis tiek tašką. Aš tikiu,
kitas netiki, arba aš netikiu, kitas tiki. Mhm. Ir mano vertybės tokios, kito vertybės yra kitokios, terapijos užduotis, kaip mes galim būti kartu, būdami skirtingi. Kaip mes galim vis tiek prisiliesti vienas prie kito, būdami skirtingų kažkokių pažiūrų. Ir kaip tada veikia mane, kai tu netiki arba tu tiki, arba kaip aš tave veikiu, kai aš netikiu arba tikiu. Nu, čia taip abstrakčiai kalbu biškai. Nu, bet labai aiškiai suprantamai vis tiek. Nes... Bet kur problema gali būti, įsivaizduoju, kad jeigu, kodėl ir mes taip atsargiai čia tą temą pradedam, taip, tokie aware esam, kad tema tokia delikati ir daugam alergija gali kelti atstumimą tikėjimo, religijos ypač tema. Tikėjimo gal ne tiek, religijos labiau. Kad žmonės atstumimą jaučia dažnai ir tada, kas labai svarbu, nepiršti turbūt ir ten nebandyti kažko įtikinti, įkalbėti žmogaus. Ir čia gali būti problema, įsivaizduoju, jeigu terapeutas atsineša tikėjimą ir sako, kad žiūrėk, tau padėtų ten, pavyzdžiui, Dievu tikėti, o žmogui yra alergija nuo to ir vis tiek terapeutas bando privesti jį prie to, tai aišku, kad pakenks tas terapijai. Jo, šiaip dažnai maišom gal tikėjimą su religija. Va būtent. Ir tame problema yra, nes čia, man atrodo, absoliučiai dvi skirtingos sąvokos. Taip. Ok, o kas tada tau yra tikėjimas? Tikėjimas man yra pasitikėjimas, kad jeigu bendra taip plačiau, tai pasitikėjimas, kad ne viskas, kad net be mano pastangų ir vien su mano pasitikėjimu gali daug gerų dalykų įvykti ir dar geresnių, negu kad aš būčiau suplanavęs. Pasitikėjimas, kad pavyzdžiui, kad ir prie geštaltinės terapijos tikėjimas, kad organizmas žino pats, ko reikia jam. Ir kad man nereikia būtinai racionaliai ten sustrateguoti ir sugalvoti, kaip man tvarkytis su kažkokiu iššūkiu gyvenime. Mano organizmas žino, kaip naviguoti šitoj situacijoje, man tik tai reikia kaip tik labiau neforsuoti kažkokį rezultatą pasiekti, bet labiau įsiklausyti į vidų, į išorę, kokie ženklai yra, kur veda mane. Čia toks man pavyzdys, toks klasikinis gal pavyzdys, kai žmogus, pavyzdžiui, gedulą išgyvena. Turėjo svarbų santykį ir išsiskyrė, ar nebėra partnerio, arba išdavystė išdavė žmogų. Viduj sielvartas didelis, jeigu tai pasileisti, tai ten ašaros būtų ir žmogus verktų kruvinom ašarom. Dažnai stabdo žmonės. Dažniausiai stabdo turbūt ypač prie kito. Ir klasika tokia, koks argumentas, kodėl stabdo, nes atrodo, jeigu aš jau pradėsiu verkti, tai aš į tokią tamsią vietą nueisiu, iš kurios nebeišeisiu. Aš nesustosiu verkti, niekada gyvenime toks jausmas yra, jeigu pradėsiu verkti. Ir kokia yra realybė, jeigu pasitikiu ir leidžiu verkti, tai aš neverksiu visą gyvenimą. Verksiu 2 minutės gal, gal ilgiau. Kažkas net paskaičiavęs yra vidutiniškai, kiek trunka stipri emocija, jeigu ją pilnai leisti. Tai ten, nežinau, nuo pusės minutės iki gal keletos minučių ir vis tiek jį baigėsi. Ir tada, kas atsitinka po to, atsitinka palengvėjimas po to. Bet kad tas atsitiktų, aš turiu pasitikėti, kad aš nenumirsiu, kad man nieko blogo neatsitiks, jeigu aš paleisiu, jeigu aš tą šaką, kurią laikau, atleisiu ir pasižiūrėsiu, kas bus. Ir krisiu į tą nežinomybę, bet toj nežinomybėj
gijimas atsitinka. Tai, nu, va, čia taip. Jo, čia gedulas dar kita tema iš tikrųjų. Bet Nes- dažnai priartinanti prie to tikėjimo. Ypač iš mirties pusės galbūt labiau. Jo, nes kai nutinka kažkokie blogi dalykai, mes tikim, netikim, vis tiek pradedam melstis. Vat kas įdomiausia. Ir dažniausiai ir būna, kai būna kažkoks gedulas, liga, kažkokie vat sunkus dalykai, nežinau, kur atrodo, kad pasaulio pabaiga. Mes kažkaip vis tiek atsisukam į tą tikėjimą, nesvarbu, kuo tikim, bet, nu, va. Taip. Bet aš taip pagalvojau, vat, kol tu kalbėjai vietai, aš irgi galvojau mintys apie ką man yra tikėjimas ir va dabar ką tik atėjo mintis, kad tikėjimas man yra apie stiprybę, apie stiprybės paieškas, nes dažniausiai jo blogų momentų pradedam klausti savęs, už ką man tai, žiūrėdami į dangų ir iš tiesų, kas už to slypi, tai nu, tos stiprybės ir kažkokio įkvėpimo ieškojimas, kad nu, duotų mums kelią, kaip iš to išeiti, iš tos nežinomybės. Iš Galbūt. kryžkelės kažkokios. Jo. Tai jo, stiprybė tikėjimas galbūt. Ir vat būtent ir kalbėsim apie tikėjimą kaip resursą. Taip. Ir vat, man dar norisi vieną klausimą užduoti. Pradėjom labiau nuo tokių konceptinių dalykų, bet visgi tu pasiūlei šitą temą. Taip. Ir dėl ko ji tau dabar svarbi, kaip jie atsidūrė tavo gyvenime? Jo, man tos tokios ne kiek tikėjimo, gal kiek dvasingumo tokia tema ir paieškos, tai jos visai įdomios jau seniai buvo, nemažai metų man per ten įvairias praktikas, knygas, kažkokio mokytojų paklausimą. Dabar paskutiniu metu man ypač stiprėja ta tikėjimo tema. Čia toks ir taip, žiūriu, matuojuosi su savim, kaip kalbėti, nes tokia labai asmeninė, intymi tema yra. Tai kiek bet man patinka labai kalbėti, man tik nesinorint taip, užversti savo tada kažkokiais exciting patyrimais, bet kita vertus ir įdomu. Jo, man paskutiniu metu ypač ta tikėjimo tema tokia prasiskleidus ir ji viena svarbiausių pasidarius šiaip jau gyvenime. Nes atradinėju, kad tas tikėjimas tiek ta siauresnė prasme Dievu, tiek platesnė prasme apskritai apie pasitikėjimą procesu, kad aš jaučiu, kaip stipriai teigiamai veikia tas gyvenimą. Kaip, pavyzdžiui, aš nerimastingas žmogus iš savęs esu, neurotiškas. Aš ten randu dėl ko parintis dažniausiai, aš ten sprendžiu kažką, analizuoju galvoje, kažkas problemas bandau ten išnarstyti, tas nerimą kelia. Kai aš pasitikiu, aš jaučiu, kaip dingsta nerimas mano. Ir aš visą gyvenimą nerimastingas būnu, jeigu aš tikrai tą santykį su tikėjimu turiu, sakykime, 2-3 dienas taip intensyviau praktikuoju, tą man nebėra nerimo, tiesiog dingsta. Aš drąsus, pasitikintis, man viskas yra gerai. Ir aš tada atpažįstu tą ir darbe su klientais, kad kuo labiau taip žiūrėdamas atgal, kuo labiau klientai rizikuoja eiti į pasitikėjimą, tuo lengviau jie praeina dalykus, tuo geriau jiems yra gyventi. Jo, tas pasidalinimas įvyksta, atsakomybės su kažkuo aukštesniu. Taip. Tai tada tokią naštą nuima. Ačiū. Jo. Aš tai visada sakydavau, kad nesvarbu kuo tikėti, nors kažkaip, aš būdavau ir esu tikintis žmogus, bet
Anksčiau būdavau dar ir religinga. Dabar to nebėra, nes tiesiog kažkaip pamačiau daug visokių nesąmonių aplinkui, kuris mane gal neigiamą prasme paveikė. Apie religiją. Jo. Mm. Ir ką norėjau sakyti, kad nesvarbu, kuo tikiesi, svarbu tikėti, nes tai išsprendžia problemas, bet man įdomu, kiek čia yra placebas, o kiek iš tikrųjų aukštesnės galios veikimas. Nežinau, gal tu gali kažkaip pasidalinti, kaip tu manai, kaip tu interpretuoji tai. Nes čia du skirtingi gal dalykai, bet kaip jie tarpusavį irgi. Tai ar placebas, ne? Aha. Kažkaip įdomu čia man. Aš nežinau. Aš tikiu, aš tikiu aukštesnė galia, jeigu trumpai. Tikiu, kad tai yra ir kad tai veikia gyvenimą. Ir man požiūris, jeigu tai yra placebas. Jis vis tiek teigiamas. Jo, nes mes siunčiam gerą energiją, atrodo, ir vis tiek mūsų kūnas reaguoja į tai iš kitos pusės. Jeigu mes galvojam teigiamai, tai atrodo, ir pasaulis nušvinta viskas. Jeigu mes galvojam neigiamai, tai ir tada atsiranda ir prasti dalykai. Jo. Čia mano bičiulis vienas, jis perka kažkokius ten vitaminus, kurie padeda ten daug gerų dalykų atseit padaro, ir jam tikrai padeda jie. Jam ten susitvarkė emocinė sveikata, fizinė sveikata susitvarkė. Ir jis pasakojo, kaip draugas ten iš jo juokėsi ir sako, placebas čia, tau taip atrodo ir tau tada veikia ir daug pinigų išleidi. Ir jisai sako, man tinka, kad placebas. Jeigu placebas taip veikia, kad man depresija dingo ir aš puikiai jaučiuosi, tai man už jį sumokėti ten 7 eurų per mėnesį. Tai mes stovykloje, aš dirbau stovykloje kažkurią vasarą vaikų, tai mes netgi vaikam duodavom tokias druskos tabletės, ten suspaudžia ir panašiai, tai tokias tabletėlės duodavom ir klausdavom vaikų, ar padėjo. Nors ten realiai nieko nėra. Cukrus arba druska tiesiog. Tai jo. Įsitikinimai irgi veikia. Jo. Placebas ar iš tikro yra aukštesnė galia, tai aš įsivaizduoju, čia diskutuoti iki pamėlynavimo būtų galima ir argumentų pilna rastų ir vieną pusę ir kitą. Jo, kas yra placebas. Aha. Kaip taip vis tiek žmonės paveikia tas įtaigumas. Įdomiai. Jo, aš man tai dar galvoju apie tą placebą, ar tai labiau teigiamas ar neigiamas dalykas irgi. Pavyzdžiui, nežinau, kalbant apie tikėjimą ir geštalto terapiją. Nežinau, ar supratot mano klausimą. Ar tai yra placebas? Ne, ar tai labiau placebas, ar tai teigiamas dalykas ar neigiamas, žiūrint iš tų dviejų dalykų, kaip geštaltas ir tikėjimas, pavyzdžiui. Nes šiaip kiekvienam labai skirtingai, bet žiūrint iš tų dviejų dalykų. Gali patikslinti? Nežinau, dabar galvoju kažkokį pavyzdį. Tarkim, ta vizualizacija pati, jinai irgi savotiškas placebas yra. Kada tu pasakai tai, ką norėjai pasakyti, tarkim, tėvams, su kuriais esi susipykęs, bet, tarkim, jų nebėra gyvų arba neturi galimybės jiems to pasakyti ir tada tai padarai terapijos sesijos metu. Taip. Ir vizualizacija. Čia gal labai akivaizdžiai teigiamas dalykas, ar ne? Bet būna tokių, kad mes, pavyzdžiui, įsitikinam kažko, ką aš turiu omeny, kas, visiškai tas įsitikinimas gal neturi, toks, nežinau, žiūrint pro rožinius akinius, neturi kažkokio paaiškinimo labai didelio, čia kaip į mėnulį nuskrist kažkas tokio, mes įsitikinam, kad galim. Ir dabar nežinau, nerandu pavyzdžio jokio, bet tai gali ir neigiamai tikriausiai paveikti.
Tai va iš tos pusės aš turiu omeny. Tai norėjau padiskutuoti, kiek tai, čia labai sunku pasverti iš tikrųjų, bet kiek tai teigiama, kiek tai neigiama gali būti. Kad, tarkim, savam pasaulį gali pradėti gyventi. Jo, labai, nežinau, burbulė tokiam. Nes tikrai būna žmonių, kurie labai burbulė gyvena. Tikriausiai kiekvienas turim kažkokį burbulą, bet jo. Jo. Aš įsivaizduoju, jeigu burbulė gyveni, tai anksčiau ar vėliau vis tiek įtampą pradėsi jausti. Nes tas burbulas pradeda netitikti realybės, kuris supa aplinkai. Netitinka dėsnių, kurie veikia gyvenime ir tada pradedi kovoti su tuo, kad aš turiu įsitikinimą, kad taip turėtų veikti dalykai. Mano burbulė, mano tobulam pasaulyje taip turėtų viskas būti. Realybėje kažkodėl kitaip viskas vyksta. Ir tada tas burbulas pradeda labiau trukdyti, negu padėti, turbūt. Jo, nes prarandi kontrolę, o žmogui patinka kontrolė. Taip. Jo. Pavyzdžiui, man ateina į galvą pavyzdys, kai žmogus, kuris turi chroniškus skausmus ir jis nusiperka kažkokią brangią gydomąją programą ir jis tikisi, gal tiksliau tikisi, kad labai padės ta programa jam. Ir mes kaip tik, atsimenu, kalbėjom su juo apie tikėjimą ir jis sako, taip, aš tikiu, nusipirkau ir aš tikiu, kad man labai stipriai padės šita programa. Ir aš tada, ar čia tikėjimas yra iš tikrųjų, man čia skamba kaip atvirkščia tikėjimui, man čia skamba kaip, kad tu stengiasi kontroliuoti rezultatą, kas įvyks. Ir kas man skamba kaip tikėjimas, tai skambėtų, kad aš nusiperku, sudarau sąlygas, kad atsitiktų kažkas gero su mano gyjimu ir aš tada smalsiai laukiu ir žiūriu, koks bus rezultatas. Ir aš feisinsiu, kaip lietuviškai pasakyti, daug angliškai. Susidursiu. Mes naudojam anglicizmus, viskas gerai. Kad aš susidursiu su, kad ir koks rezultatas bus, aš pasitiksiu jį. Bus gerai, džiaugsiuosi, nebus efekto, tai žinosiu, kad šita priemonė nesuveikia. Ir drąsiai pasitiksiu ir tą rezultatą. Čia yra tikėjimas man. Jo, toks be lūkesčių atsidavimas likimui. Jo. Gal su gerom, kaip čia, intencijos geros, bet bus gerai, jeigu ir nieko nebus. Taip. Jo, toks be lūkesčių skamba. Jo. Matymas, mąstymas. Aš čia bandžiau reaguoti į placebo, bet čia gal ir nepataikiau. Ne, čia ne tai, kad nepataikai, bet čia tokia dar išsivystė įdomi tema. Taip, gražiai, jo. Dar apie tą tikėjimą dabar visiškai nebe apie Dievo tikėjimą šnekam ar dar kažką, bet taip pagalvojau, kiek, pavyzdžiui, čia taip kalbėjom apie rezultatus ir kiek tikėjimas, kad mes gausim tą gerą rezultatą, tarkim 10, ten, nežinau, mokykloje, jeigu gausim, kiek tai irgi yra gerai, kiek blogai. Ar tai gali nutikti, nežinau, kad mes tikėsim ar nenusivilsim paskui, kaip čia pasakyti, jeigu negausim to 10. Nes kartais tikėjimas irgi nuveda iki nusivylimų, kai mes kažko negaunam vėliau, nes tikėjimas toks neapibrėžtas dalykas yra, neaišku, koks bus rezultatas galų gale, gal nežinau. Bet va čia ir eina kontrolė, apie ką ir kalbėjom. Jau čia nėra tas pure tikėjimas, nebe tas grynas tikėjimas, bet jau noras kontroliuoti. Aš gausiu 10. O tikėjimas yra tas
pasidavimas, gausiu tą, ką gausiu. Aš taip supratau. Ką tu sakai, tai labiau aš vadinčiau tikėjimasis. Jo, netikėjimas. čia lietuvių Geras. kalbos subtilybės. Ir žodžiai labai panašus, bet tie ganėtinai priešingi yra. Aha. Tikėjimasis ir tikėjimas. Ok, o man dabar iš praktinės pusės įdomu, kaip tu praktikuoji dvasingumą? Nes sakei, kai papraktikuoji ne porą dienų, iš karto tas nerimas sumažėja. Taip, apie ką, kas tai yra, kas tai per praktikos, jeigu nori pasidalinti? Jo, aš praktikuoju kurdamas santykį su Dievu. Kurdamas asmeninį santykį su juo. Ir kaip veikia tai per keletą būdų turiu. Vienas yra toks pripažinti, kad man atrodo, kad aš žinau, ko man reikia. Iš tikrųjų, aš nežinau, ko man reikia. Man atrodo, kad aš žinau, ko man reikia, bet aš nežinau, ko man reikia. Aš tikiu, kad reikia to, su kuo aš susiduriu realiai čia ir dabar. Tikiu, kad to ir reikia. Ir tada tą santykį su Dievu kurdamas, aš ir taip klausau jo su tokia intencija, kad duok man tai, ką man reikia patirti. Aš pasitikiu, kad tai, kad tu atneši man, kad man tai ir reikia patirti, kad tas mane ir augina kaip žmogų, jeigu aš nesipriešinsiu ir eisiu šitu keliu, kur mane, tas kelias, kuris dėliojasi po kojom, kad tai ir yra geriausias kelias man. Ir tada, tą santykį su Dievu turint, aš ir prašau ir kviečiu, kad, Dieve, būk arti manęs šitame kelyje. Ir ten, kur sunku, padėk man išbūti. Padėk suprocesink už mane kai kurias emocijas, kurias man per daug yra suprocesinti. Tai vienas toks yra, tada kitas yra labiau smagus priėjimas, kuris tą patį efektą turi, man bent jau. Tai yra tokia teorija, kad, ten tarp spiritual ratuose daug kas labai turi šitą teoriją, kad Dievas sukūrė visą čia realybę tam, kad jis patirtų save. Ir kad jis patirtų, tai koks jausmas yra būti žmogumi, pavyzdžiui. Koks jausmas yra patirti ir džiaugsmą, ir kančią, visas emocijas, kurias mes patiriam, nes jis pats negali patirti šito paradoksaliai. Bet kai išsiskirsto į dualumą, tada galima patirti šitus dalykus. Tam jisai sukūrė viską. Ir tada ant šito tikėjimo važiuojant, man įdomu yra su tokia intencija, kad, Dieve, pažiūrėk, toks jausmas būt žmogum. Tai, ką aš patiriu, pavyzdžiui, patiriu nerimą arba patiriu džiaugsmą, Dieve, toks jausmas yra, pažiūrėk, patirk. Šitą, per mane patirk. Tokį vienišumą, atrodo, sumažina šitą praktiką pajutau. Ir taip įsivaizduoju, taip atrodo, pasidalini irgi kažkokiu draugu. Jo. Visada turi draugą šalia savęs, jeigu tik nori. To tikėti. Labai įkvepia tokiais momentais, tokiais pavyzdžiais tikėti. Ir kas įdomu dar, ką bent jau aš ant savęs patyriau, kad tai yra tas pats, kas mindfulness. Man tai veikia lygiai taip pat kaip mindfulness. Kiti žodžiai, bet efektas yra man identiškas. Tai aš įsivaizduoju žmonės, kurie jaučia alergiją religijai, jaučia alergiją Dievui kaip konceptui, tai dažnai jie nejaučia alergijos mindfulness. Mindfulness jis toks labiau ir, science-based ir daugiau kalba apie paaiškinamas labiau. Daugiau paaiškinamas, mažiau mistiškas.
ir labiau priimtinas, efektas yra tas pats. Ir mindfulness yra labai galinga praktika. Labai galinga praktika. Tik kaip pasirinksime mes patys. Taip. Tiems, kurie tiki Dievo, malda yra labai galinga praktika. Jos labai skirtingos, taip, išoriškai skirtingos, bet jos tą patį efektą duoda. Jo, man kartais atrodo, tas psichologijos mokslas yra tiesiog toks vakarų prieiga prie dvasingumo ir tikėjimo. Sudedant į kažkokius tai kitokius apibrėžimus ir savokas. Tai yra, nes šiaip, visose religijose yra daug psichologijos. Ir pati psichologija yra įkvėpta irgi tam tikrų religinių tiesų. Arba psichoterapijos, arba kryptis irgi daug yra įkvėptos religijų. Tai jo taip kartais atrodo, tiesiog taip įpakuota mums vakariečiams, kad imkit visas dvasingumo praktikas, bet čia, tipo, už to slypi dvasingumas, bet pateikta, kad ne, čia viskas science-based yra. Kas yra tiesa. Ir, dvasingumas yra įrodytas. Tai mes prieš pokalbį kalbėjom dar tryse ir pasidalinau, kad atradau tokią klinikinę psichologę Liza Miller. Jinai yra garsiausia, pasirodo, tyrėja, tyrinti dvasingumą, bet iš psichologinės pusės ten. Jinai yra tyrusi žmonių smegenis per magnetinį rezonansą. Ir neprisimenu dabar detalių, kaip ten tyrė, bet atrado, kad 2/3 mūsų dvasingumo yra įgimta. Mes visi esam dvasingi per kažkokius tai neural path, per šitus neuronų takus. Yra kažkokios tai smegenų dalis atsakingos už tai. Ir iš tiesų pažiūrėjus į mūsų žmonijos istoriją, ne, mes sugebėjom išmąstyti religijas. Galbūt kažkas per mumis apie ją kalba, apie tas religinės tiesas. Tai jo, čia taip labai plačiai pasidalinau, nežinau, gal kažką norisi atreaguoti jums. Nežinau, dvasinės praktikas. Man klausimų ir šiaip minčių, kad net nežinau, į kurią pusę eiti. Tai įdomu labai, įdomu paskaityti šitą autorę, nes nebuvau girdėjęs apie ją. Aš vis irgi grinai prieš mūsų pokalbį ruošiantis, taip galvoju, pasižiūrėsiu, kas gero mokslo srityje apie tai yra. Nespėjau daug pažiūrėti, bet apie Liza Miller, jos pavardė visur buvo pirmose vietose. Nežinau, ką tu iš mokslo pusės žinai apie dvasingumą galbūt. Aš nedaug žinau, aš girdėjęs kelis tyrimus esu apie tai, kad sieja, kad atrastos sąsajos yra tyrimuose, kad tikėjimas padeda terapiniam procesui. Tikėjimas padeda pavyzdžiui, su depresija kovojantiems žmonėms, ten, kur yra gydyme tikėjimo kampas, kad ten statistiškai reikšmingai rezultatai yra geresni. Arba būna, kad tikinti žmonės irgi mažiau susiduria su psichologiniam problemam. Taip. Irgi, man rodos, yra šitas toks kaip ir faktas. Turbūt. Dar esu girdėjęs tyrimą, kad tikintys žmonės, kai jie atsigaudinėja po ligos, fizinės kažkokios, kad jie irgi lengviau, greitesnis yra gyjimas, kai tikėjimas yra dalis to gyjimo jiems. Būtent dvasinis tikėjimas, o netikėjimas, kad aš greičiau pasveiksiu, čia apie dvasinį tikėjimą. Čia apie tai buvo, kiek atsimenu. Jo, aš tai norėčiau pasidalinti. Atsimenu, šiaip niekada netikėjau, bet čia iš tos pusės, kaip man, pavyzdžiui, padėjo tikėjimas, nes aš irgi sergu depresiją, turiu Krono ligą. Tai, pavyzdžiui, mama mane nusivedė gal 8-7 klasėje į bažnyčią Šiluvoje, jeigu žinot, kur yra. Ir nes ten mano kaimas močiutė gyvena, gimtinė, galima sakyti.
Tai mes ten dažnai važiuodavom, bet niekada neidavau savo norų ir tada nuėjau tokia priversta, galima sakyti. Ir galvodavau, kas ten vyksta, biškį ir iš smalsumo ėjau, iš tikrųjų, kad kas ten mano mama taip traukė. Ir tada aš pamačiau, kokie žmonės atsidavė ir ten vyko išgydymo pamaldos tokios, kaip mes, taip gal kitaip biškį šeimoje vadinam, kas net nėra panašu, bet kaip egzorcizmas, galima sakyti. Okay, Švelniaja prasme. Tai jo, tai ir tada pirmą kartą patyriau savo kailiu, kas tai yra, ir tada pirmą kartą pradėjau tikėti. Nes pamačiau, kad žmonės, kurie atvažiavo sėdėdami vežimėlį, pavyzdžiui, atsistojo ant kojų. Okay. Ir aš nežinau, ar tai yra mūsų kūnas tiek daug gali, kad mes tikėdami priverčiam save atsistoti, ar tai yra tikėjimas Dievu ir aukštesnė galia, kad jis tau suteikia jėgų, bet tai realiai padeda. Ir atsimenu, netgi vieną kartą pati dalinausi savo istoriją prie altoriaus, ta prasme, atsistojusi, nes buvo labai blogai su depresija, buvo vieną vasarą, kai visiškai buvau juodam taške tokiam, kad visą vasarą kiekvieną dieną panikos priepuoliai, galvojimas apie savižudybę, dar kažkokie tokie dalykai. Ir ir vėl aš nuvykau tenais pas močiutę ir vėl tradiciškai į bažnyčią. Tai ir pačiai, aš tiek savo leidau mintims atsiduot tam tikėjimui, tiesiog, kad mane pagydys, kad man realiai tuo metu atrodo viskas dingo, visas skausmas. Ir man žiauriai įdomu, kas čia veikia ir kaip dabar aš truputį kritiškai žiūriu į tikėjimą ir tokius dalykus, įsivertindama ir mokslą, ir nežinau, kaip čia tikėjimus savim gali apskritai, kad mes patys esam galingi, ne tik Dievas. Tai jo, bet man suveikė, atsimenu, tikrai ilgą laiką jaučiaus gerai. Tai tokia istorija. Aišku, pas manęs skeptiška dalis įsijungia apie tą, kur iš vežimėlio pakyla. Man kartais atrodo, kad specialiai, žinai, bažnyčia parenka kokį nors suvaidinį, bet žinai. Bet ar taip gali būti? Ta prasme, žmonės jau dalintis vienas po kitą, aišku, tiek laiko nebuvo, bet, iš tikrųjų ėjo žmonės dalintis. Tai nežinau, kaip tu, pavyzdžiui, gal esi kažką panašaus patyręs. Ar matęs? Aš pats nematęs, aš daug girdėjęs apie tokius dalykus, stebuklų, kur ten bažnyčia pripažįsta kaip stebuklais. Tai tokių dokumentuota daug, 100,000 turbūt atvejų yra. Man, kas apie egzorcizmą pasakėjai, man irgi taip kažkaip paskutiniu metu sklando daug kažkodėl apie egzorcizmą aplinkui mane kalba žmonės. Okay. Tai ir tu kalbi. Tai labai, tokia irgi labai įdomios sąsajos tarp terapijos gali būti ir tikėjimo šičia. Kad egzorcizmas visada aš labai skeptiškai žiūrėjau, labai kritiškai. Viduramžiai, tamsybė, žmonės, kurie psichiatrijos nežino, jie, žinai, eina egzorcizmo daryti. Toks požiūris buvo. Pasirodo, plačiau viskas yra negu šitais. Nes dabar ir nemažai, kiek žinau, yra psichiatrų, kurie nukreipia pas kunigus, pas egzorcistus savo klientus. Wow, ten, ir daug yra daug yra egzorcistai, kurie domisi psichiatrija ir jie kai kuriuos, jie bando atpažinti, kur yra egzorcizmo reikalas, o kur yra psichiatrijos reikalas. Ir ateina žmogus pas egzorcistą ir sako, čia gal pas mane taip ir taip yra, gal čia mane apsėdo. Egzorcistas sako, gal ir nebūtinai. Sako, čia iš to, ką tu sakai, tai labiau panašu į tai ir tai. Eik, pasikonsultuok su psichiatru, turiu gerą
nu tai, kad bendradarbiauja labai sritys šitos. Ir tas man stipru yra labai. O tai kokiais atvejais tada eina pas nu, ta prasme, nusiunčia pas egzorcistą? Aš nežinau, kokie kriterijai ten yra. Bet, nu, vat, mano koks įsivaizdavimas yra, kad kai yra jausmas, kad bet čia jau aš nusišnekėt galiu, aš fantaziją savo dalinuosi, kad kai yra destruktyvos mintys labai žeminančios mintys, kur atrodo, kad tai ne aš tai ne savas, aš anksčiau nebuvau toks ir tada kažkas atsitiko ir nu, jaučiuosi nevertas apskritai gyventi ir čia gėda vien tik tai ir norisi izoliuotis ir destrukciją užsiimti. Nu, aš įsivaizduoju, kad čia gali būti kažkoks jau ir egzorcizmo reikalas galbūt. Pavyzdžiui, kas man įdomu, pastebėjau, kad siaubo filmuose, gal irgi būsit matę, dažnai yra toks naratyvas, kad žmogus apsėstas yra ir tada tie herojai filmo užduotis yra surasti vardą tos piktos dvasios. Kaip vadinasi. Ir ten jie tada skaito visokius sinominius raštus ir ten randa, kad va, šitas demonas tenai atitinka šitą pavadinimą. Ir tada, kai jie susiduria su tuo demonu, jie pavadina jo vardu ir demonas praranda didžiąją dalį savo galios. Ir man tas atrodė kaip graži pasaka, kol aš nesupratau, kad terapijoje vyksta lygiai tas pats. Taip. Kai mes pavadinam, nu, vat yra kažkokia spaudžianti mintis, kažkokia destruktyvi mintis, kur ten, nu, kažkokia iš serijos, kad aš nevertas esu. Ir mano sunkumai visi gyvenime, kodėl man nesiseka tenai santykiuose, kodėl man nesiseka karjeroj, kodėl aš sabotuoju save, po tuo yra mintis, kad aš esu nevertas, nes aš turėjau tokią patirtį, kur man kažkas įrodė vaikystėje, kad aš esu nevertas. Galbūt mama, galbūt tėvas, galbūt kažkas. Ir tada, kai terapijoje atkasam, kad tai va šita yra idėja, kuri duoda kurą visiems sunkumams, kuri yra blokas. Ir kai pats klientas atpažįsta, kad tai va, kas čia yra, kas mane stabdo, tas pradeda netekt galios, kaip tam filme. Wow. Man tokią prielaidą norisi daryti, kad psichoterapeutai yra egzorcistai. Modernieji egzorcistai. Čia vėl sakau, tiesiog įdėta į vakariečiams malonesnę žinutę ir savokas. Visa tai, kas buvo jau seniai praktikuojama. Taip. Wow. Taip. Nes mes, tarkim, praeitose epizoduose nemažai kalbėjom apie vidinę šeimos sistemą ir šį terapijos modelį. Ir kad va ten irgi kaip vyksta, nu tu suteiki vardus savo dalims. Ir būna tos kitos dalis, aš irgi atsimenu, kiek praktikavau šitą terapiją. Tai jo, atsimenu, tokių baisių, valdingų dalių mačiau savį ir tiesiog, kai jas vizualizuoji, kai joms uždedi vardą, kai su jom pasikalbi, supranti, kad ten slypi visai kas kita ir kažkoks iš tiesų skausmas, liūdesys, nusivylimas, tiesiog tokie žmogiški jausmai, kuriems reikia atjautos, kad jie pagytų. To išgelbėjimo kažkokio norisi būti. Geras, wow. Jo, mano Irena yra demonas. Aha. Irena. Aš turėjau vidinę dalį savo pavadinus Irena. Okay. Tai pasirodo, kai mes čia vietą. Nejokauju. That's true. Kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Jo, ir vat praeitą epizodą, kai apie tą kalbėjom, ir aš irgi savo vidinį kritiką buvau pavadinus Irena. A, ne? Jo. Ta pati gal? Iš esmės, Gal ten, tą pačią funkciją atliekanti žiauriai kažkokia asmenybės dalis. Tai. Okay, geras. Ir Irenos abejo. Ir jūs nesusitarusios pavadinot? Ne, bet dabar
visuomeniai sklando kalbos, kad apie Karen, kad čia yra piktoji moteris, kuri mus valdo. Nes, kaip čia pasakyti, Karen lietuviškai Irena yra tokia pikta moteris, kuri bamba visą laiką nepatenkinta. Jo ir panašiai. Ir mes turim tą Ireną viduj, kuri mums visą laiką tenai sušluota mus veja ir panašiai, tai kažkaip ir nesąmoningai, taip ar sąmoningai, kaip čia mes ją pavadinom nesusitarusios. Okay. Aš galvoju, kaip jaustis Irenoms dabar, kur. Va, grinai, mes mylim visas gyvas Irenas. Jo. Jo, bet vidinės dalis kažkaip jo, tai toks pavadinimas iškilo. Ok. Aš jau turiu vieną klausimą, bet galbūt aš daug klausimų uždavinėjau, gal turbūt. O nežinau. Nes jau link pabaigos einam, tai dar kokius 2 klausimus. Aš kalbėjau apie tą tikėjimą su bet kuo ir tikėjimą bet kuo, ta prasme, tai nežinau, kiti tiki nežinau, gamta, ten, nežinau, pagonis, tarkim, kažkuo irgi ten vieni raganom, kiti juodąją magiją. Ir kada, ar gali tikrai tas tikėjimas turėti kažkokias neigiamas pasiekmes. Aš jau apie tai buvau šiek tiek užsiminus anksčiau, bet tarkim, jeigu tu tiki kažkokiais tikrai, tamsiais dalykais, ar tai būtų demonai ar dar kažkas, ar tai gali paveikti mus neigiamai? Ar tikėjimas jau iš esmės yra geras dalykas, apie tai turiu omeny. Geras klausimas. Kaip tu, manai? Tiesiog tavo nuomonė. Aš įsivaizduoju, kad gali būti žalinga tikėjimas tuo, kas yra netiesa. Ir gali skambėti tas gražiai labai. Bet jeigu tai yra netiesa, kad tai gali būti žalinga. Man ateina pavyzdys. Žmogus, kuris domisi ten rytų vedomis ir panašiom. Ir čia apie vedas visiškai nieko blogo nesakau, bet apie interpretaciją jų, kad kažkur gali būti perskaitęs ar kažkoks dvasinis mokytojas yra pasakęs vyrui jaunam, kad iki vyro kelias yra toks, iki 35 metų tu turi būti pasiekęs tiek ir tiek. Nes, žodžiu, natūralia evoliucija tokia vyro yra. Turi tiek uždirbęs būti, taip jau šeimą sukūręs ir taip toliau. Įsivaizduokit, kokia įtampa yra, jeigu jis jau 35 metų ir jis nėra sukūręs šito. Bet jisai šventai tiki, kad toks yra kelias. Ir tai yra graži idėja. Faina yra sukurti verslą ir sukurti šeimą iki 35 metų. Bet kokia įtampa kyla, jeigu aš nesu sukūręs šito. Ir kaip aš tada drožiu save ir spaudžiu save, kad kažkas negerai su manim yra. Tai, man tikėjimo pavyzdys, kur yra žalingas. Nes jis realybės neatitinka, nes ar tikrai tu turi būti sukūręs tą. Nes kiekvieną šiaip savo turim pagreitį gyvenime ir kiekvieną savo žingsniu einam, tai labai skirtinga. Aš irgi galvojau 25, čia jau bus, nežinau, vaiką turėsiu dar kažką prieš 10 metų, o dabar taip sėdi ir jauties tokiu vaiku. Ir aš noriu būti tuo vaiku, nenoriu niekur skubėti ar kažko būti, kuo norėjau būti, nes keičiasi ir prioritetai, ir vertybės. Bet būna, kad mes gyvenam kažkokį įsitikinimą ir net nesuprantam, kad mūsų vertybės galbūt pasikeitė, bet mes tiek įsikibę to įsitikinimo esam, kad jos pasiekėm, kaip sakai, tu 35
ir daug žmonių ir suserga depresija ir paskui supratę, kad vat nepasiekiau, o čia visiems kalbėjau, kad būsiu tuo ir anuo. Taip. O gal visai nebe toks žmogus aš esu. Tai, kaip sakant, tie rožiniai akiniai nukrenta kartais. Jo. Kartais ir nenukrenta. Ir čia dar ateina vėl tas skirtumas tarp religijos ir tikėjimo. Ir neretai religija yra pasitelkiama kaip tam tikras visuomenės kontroliavimo priemonė, kada vat kažkas taip interpretuoja ir tai skleidžia žinią plačiai visuomeniai ir tada visi taip interpretuoja kažkokią tai tiesą ir va tada atsiranda tas, ta neigiama pusė, kažkokie tai neteisingi įsitikinimai, kurie trukdo matyti realybę tokią, kokia yra ir priimti ją su meile. Jo, čia tai ir būtų tikriausiai neigiama religijos pusė, ne tai, kad tikėjama, nes aš taip įsivaizduoju, kad tikėjimas pats iš savęs yra gėris ir stiprybė. Stiprybės toks šaltinis. Kad kažkokia stiprybė ir energija tikėjimas teikia, tai tikrai jo, bet gal prieštaraučiau, ar tai yra būtinai geras dalykas, bet kaip ir sakau, jeigu tu tiki tenais, aš dabar taip žiauriai pasakysiu, bet kiti tiki, nežinau, kad gal nužudė kažką, bus geriau gyventi, nežinau, čia kalbant ir apie karą, kiti įsitikinę, kad bus geriau, jeigu sudorosim tą valstybę ar kažką, o gal tai nėra tikrai geriau. Turiu omeny, kad ne visais būdais tikėjimas yra geras. Bet man čia vėl atrodo, kad prieinam prie to kalbos subtilybę. Aha. Nes čia vėl gaunasi, man rodos, labiau tikėjimasis, negu tikėjimas. Jo, čia lengva nukrypti. Jo, ir pasiklysti tarp savokų. Labai lengva. Man pačiai taip dabar mąstau, kad jo, taip. Jo. Gerai, dar paskutinį klausimą turiu. Nebent nori kažką dar atreaguoti į tai, ką pasakėm. Tai kaip priimti savo tikėjimą? Nes kaip ir, tarkim, moksliniai tyrimai netrodo, kad kiekvienas turim kažkokį dvasingumą savyje, esam dvasingi iš prigimties, bet gyvenam tokioje visai racionalioj visuomeniai. Tai kaip priimti savo tikėjimą, manau, čia daugam kyla šitas iššūkis. Man pačiai pavyzdžiui. Ką tu pasidalintum? Man ateina mintis, kaip eksperimentuoti ir praktikuoti jį. Per prievartą priimti nesinorės turbūt. Tuo metu, kai ateina smalsumas kažkoks, kad įdomu, ar yra kažkas daugiau, pavyzdžiui, už mane. Ar yra kažkas daugiau už mane. Arba kaip dažnai turbūt atranda tikėjimą žmonės, tai kad kai jie nusivilia savo pastangom. Aš bandau kontroliuoti, ten su savo nerimo ar depresija bandžiau tvarkytis, visus įmanomus būdus išbandžiau ir suprantu, kad blemba ne mano jėgom. Aš pripažįstu, kad ne mano jėgom. Duosiu šansą tikėjimui. Ir pabandysiu pasiduoti, pabandysiu pripažinti, kad aš negaliu sukontroliuoti to, kaip jaučiuosi. Ir jeigu Dieve tu esi, gal tu gali padėti man. Ir aš tikiu, kad dažnai žmonės patirs, kad pradeda efektas vykti. Tuo metu, kai jie pasitikė, kai jie nustoja kontroliuoti ir leidžia būti tam, kas yra, kad ateina ta aukštesnė galia į pagalbą. Aš tikiu tuo. Bet tada tam reikia nuolatinės praktikos. Nuolat, 100 kartų per dieną
vis priminti savo, kad aš pats, čia ne mano galioje yra šitas padaryti, ar gali ateiti man padėti. Čia ne mano galioje, ar gali man padėti. Bet ar tada nebus taip, kad nieko nebedarysim? Jo, kad kontrolę numesim kažkam. Jo. Ir tiesiog... Kur mūsų atsakomybė? Jo. Kaip čia vyksta. Man irgi kilo visą mintis. Aha, jo, čia geras klausimas irgi. Jo, čia geras klausimas, kaip atskirti yra, kur yra nepulti daryti veiksmų desperatiškai, kur geriau yra laukti ir kur yra daryti veiksmus, nepaisant to, kad baisu. Ir netingėti. Nes jo, čia geras labai klausimas, nes natūraliai kyla klausimas, tai jeigu aš tikėsiu, tai tada būsiu apsišniaukštęs ir benamis pasidarysiu, kas netiesa yra. O nėra taip, kad, jeigu kalbam apie tikėjimą Dievu, kad Dievas veikia per veiksmą, kad tu veiki, Dievas tau padeda eiti, laikydamas už rankos, kaip sakant, ir vesdamas tave, nurodydamas kryptį kažkokią. Ir tas tikėjimas šituo gali ir tikrai padėti. Jo, aš irgi taip manau. Kažkaip taip pat. Nežinau, iš kur tą mintį traukiau, iš kur girdėjau, neatsimenu, bet kad veikia per veiksmą. Čia Dievas tavo atsiuntė šitą mintį. Jo. Taip. Man pavyzdys ateina toks, pavyzdžiui, žmogus ieško santykių. Vienišas ir ten meldžiasi, kad atsirastų partneris gyvenimo. Ir tai aišku, kad yra svarbu, kad jis ne tik sėdėtų ir lauktų, kol pasibels į duris kažkas jam. Aišku, kad yra svarbu daryti veiksmą ir eiti kažkur ten, kur yra žmonės, ten, kur galbūt renkasi tokie žmonės, kurie jam patinka, arba ten koks nors renginys yra ir žmogus mato jam įdomią merginą arba vaikiną, kuris vienas arba viena sėdi ir jų ten žvilgsniai susitinka. Tai aišku, ir tada yra impulsas, kad būtų įdomu eiti ir susipažinti, bet baisu yra, nes gal atstums. Tai aišku, kad yra svarbu imtis veiksmo šičia. Ir čia yra, ir tikėjimas tai nėra, kad, aš dabar tiesiog būsiu vietoje, kur stoviu ir lauksiu, kol tas žmogus ateis čia. Jo, čia nėra, Dievas atsiūs man, Taip. aš sėdėsiu ant sofkutės. Taip. Nieko nedarysiu. Jo, tai šitoje vietoje čia nėra tikėjimas. Tikėjimas būtų eiti ir daryti žingsnį ir rizikuoti. Aš taip įsivaizduoju. Bet jeigu aš darau viską, kas nuo manęs priklauso ir vis dar neturiu partnerio ir išgyvenu vienišumą, tai gal ir nebūtina tada ten frustruotis ir desperatiškai dar ieškoti kažko. Gal aš galiu pasitikėti, kad gal aš darau tai, ką reikia, gal dar biški nelaikas. Gal dar galiu palaukti ir viskas su tuo. Ir viskas būti su vienišumu, būti su, mokytis būti su savimi tuo metu ir tikėti, kad bus laikas, kada aš sutiksiu ir viskas gerai su tuo. Tai čia yra pavyzdys, kur, vienas pavyzdys yra tikiu ir veikiu, kitas pavyzdys yra tikiu ir pasitikiu ir laukiu. Jo, bet tų lūkesčių nuėmimas, kaip ir kalbėjom. Tiesiog turi intenciją, bet, Jo. Bet, aš turiu planą mintyse, kaip viskas turėtų būti. Ir jeigu įsikibęs to plano esu, tas kuria įtampą. Mano mama mėgsta frazę, mes planuojam, Dievas juokia. Tai jo. Ką, ačiū Vytai, kad buvai. Ačiū, kad pakvietėt. Jo, tokia įdomi tema. Linkstant į kraštutinumus kai kuriais atvejais ir visokias diskusijas, bet manau, svarbi visai tema. Ačiū Jums, kad mūsų klausėtės ir kad buvote šį sezoną kartu su mumis. Nepamirškite paspausti like, prenumeruoti mūsų kanalą, jeigu mūsų turinys Jums yra naudingas.
ir pasidalinkit su kitais. Taip pat, jeigu turit pasiūlymų, pašnekovų ar šiaip kažkokių idėjų mūsų podcastui, ateinančiam sezonui mes labai jų lauksime ir galite mums parašyti per socialinius tinklus. Su jumis buvo Rūta ir Fausta tinklalaidėje Su kitokia realybė, nes kiekvieno realybė yra svarbi. Iki.